Tai visą šią vasarą mes draugavom kartu ir visą šią vasarą mes gal kalbėjom apie tai, kaip užauginti tą daržovę, kaip teisingai pasodinti, kaip atręšti, kokius būdus tręšimo naudojam, kaip auginti tą žemę, bet niekad mes nekalbėjom apie tai, o kodėl taip reikia daryti, o kodėl dabar čia man reikia taip eiti tuo sunkiojų būdu ir auginti šitokiu būdu tą daržovę. Mes visi galėtumėm nueiti, prisipirkti sintetinių trąšų, prisipirkti purškalų, išsipurkšti savo daržovės, užsiauginti normalų kiekį daržovių ir džiaugtis ir derlium, ir pelnu, ir viskuo. Ir kaip ir nebūtų tokių labai didelių rūpesčių, bet kodėl mes tai darom, kodėl mes stengiamės ir jūs, ir mes, ne vien tik tai, kad, kaip aš sakau, ten ekologiniai tie ūkiai, bet ir kur švarų maistą augina, gamtiniai ūkiai, namuose, kur kiekvienas bando savo užsiauginti sveiką maistą. Kodėl mes tai darom? Tai žinoma, pirmiausia, dėl savo sveikatos, dėl to, kad norim, kad žmonės aplinkui irgi sveikai maitintųsi. Daržovė užauginta chemizuotose ūkiuose ir kuo skiriasi užauginta ekologiškose, gamtiniuose ūkiuose arba švariai, kur yra auginama, nebūtinai ten sertifikuoti tie ūkiai, kur augina, bet tikrai nuoširdžiai, sąžiningai augina. Kuo ta daržovė skiriasi viena nuo kitos? Tai vienas iš tų pagrindinių dalykų ir moksliškai įrodytų yra tai, kad maistinės ten savybės pirmiausia skiriasi. Švariai užaugintas maistas, jisai turės daugiau mineralų, jisai turės daugiau visokių vertingų medžiagų, nekalbant apie tai, kad į tavo organizmą neteis tas kiekis chemijos, kuri buvo apdorota ta daržovė, tai pesticidai, herbicidai, visi, jau tas produktas bus švarus ir vadinasi tavo sveikatai bus žymiai geriau. Dar yra irgi įrodyta tas dalykas, kad jeigu daržovė gyvena ir auga ne visiškai šiltnamio sąlygom, ne visiškam pertekliui, kaip jinai pakovoja su kenkėjais, kai jai reikia biškį pavargti, kol tas medžiagas pasiims į žemės, pasiskaidys, tik tada daržovė pradeda gamintis antioksidacinės medžiagos. Turbūt aš čia visko tiek neišpasakosiu, kiek jūs visi daugiau žinot negu aš. Ir man būtų labai smagu, kad žmonės, kurie domisi sveika mityba, žino mokslinių straipsnių, galėtų pasidalinti po viso šito video, ir pasidalinti savo patirtim, pasidalinti savo istorijom, argi netgi pateikti savo mokslinius straipsnius, kur įrodo, kad tas sveikas maistas užaugintas švariai, yra labai sveika organizmui. Ne vien tik tai dėl manęs ar dėl savęs, bet dėl to, kad dar daugiau žmonių susipažintų ir pradėtų kažkaip kitaip galvoti.